Sveiki, aš esu Domas Sabockis, darau tokį reikalą ideapeople.lt ir noriu papasakoti, ką mes čia veikiam, ką mes čia darom. Bet pradėsiu nuo to, kad turiu day jobą, kas, nežinau, yra geras dalykas ar blogas dalykas, kai bandai kažką kurti. Ir dirbu Partizane, tokioje reklamos agentūroje Partizanas, kuri užsiema, kuria reklamą, ir toj agentūroje aš esu kūrybininkas ir visą dieną reikia stengtis sukurti kažkokį tai įdomų būdą prieiti prie kliento, įdomų būdą pareklamuoti kažkokį tai produktą ir nešti naudą savo klientui. Ir rytoj ar poryt bus jau lygiai metai, kaip aš ten trinuos ir per tuos metus supratau vieną labai paprastą dalyką. Tokį paprastą, kad turbūt skambės jums juokingai, bet aš einu ir pabrėžti, kad niekas negimsta iš nieko. Iš esmės, kiekviena nauja idėja yra paremta kitom idėjom. Kad viskas, kas yra aplinkui, tai yra paremta praeitais dalykais ir tai nėra atsiradę iš nieko. Niekas negimsta vakuume, ar galim taip pasakyti. Ir kaip prisimenat, kad pavyzdžiui jums kilo idėja duše arba einant pasivaikščioti kur nors mišku ar kažkas tokio, tai atrodo idėja kilo visiškai iš nieko, bet ta idėja vis tiek nekilo iš visiško nulio, iš vakuumo. Ta idėja kilo palei tai, ką jūs skaitėte prieš tai, ką jūs žiūrėjot kokį video, ar apie ką jūs domėjotės, ar kažkas tokio. Ir tai yra visiškai paprastas dalykas, bet, sakau, gal neatrodo stebuklingai, bet labai svarbus dirbant kūrybinį darbą. Ir čia yra pagrindiniai 3 elementai, kūrybiškumo elementai. Tai galima paimti seną idėją, ją kopijuoti ir tai bus nauja tavo idėja. Galima paimti seną dalyką, jį transformuoti ir iš to sukurti naują. Galima paimti 2 senas idėjas, jas sukombinuoti ir taip padaryti kažką naujo. Tai ką noriu pasakyti, kad nauja idėja iš esmės yra 2 senos idėjos. Ir kad kurti idėjas, kad būti kūrybiškam, išlikti kūrybiškams yra labai svarbu atrasti tas idėjas pirmoje vietoje. Tai reiškia, jeigu tu nori išvirti sriubos, reikia kažką į podą įdėti. Neišvirsi sriubos neįdadamas nieką į podą. Tokia analogija. Tai visiškai paprastas dalykas, visiškai paprasta idėja ir aš ją supratęs darbe pradėjau visų blogų, kuriuose pausina žmonės tam tikras idėjas, reklamos idėjas, dizaino idėjas, taip toliau. Pradėjau dėti RSS-ą, pradėjau Facebook'e subscribinti ir laikinti pages, kurie tokiu kontentu dalinosi, aišku, Twitter'į užsispaminau, Behance užsiregistravau, pradėjau followinti įdomesnius žmonės, Pinterest, Tumblr ir taip toliau. Ir kas gavos, kad kiekvieną rytą atėjęs į darbą aš turėjau praleisti apie valandą ar 2, vien bandydamas peržiūrėti, kas vyksta RSS, kas vyksta Twitter'į. Ir idėją labai sunku yra suprasti vien tik iš teksto, pavyzdžiui, kaip jeigu tu subscribini per RSS. Labai sunku suprasti, turi daug klikinti, kol nueini tos pačios idėjos ir išsiaiškini apie ką jinai. Ir tame pamačiau problemą ir taip užsimaniau sukurti kažką, kas padėtų lengviau naršyti, padėtų lengviau atrasti idėjas. Ir taip sukūrėme Ideapeople. Ideapeople iš esmės yra socialinis tinklas kūrybininkams, kuriame gali žmonės pasidalinti idėjomis arba atrasti idėjas. Ir jo, tai galbūt įjungsiu, čia yra internetas, kur jaro. Pamatysiu biškį mažą demo padaryti, nes daug pasakoti kaip ir neliko nieko.
arba gal ne. Na, tiesiog esminis dalykas, ką mes su Idea People padarėm, tai kai mes padarėm tą idėjų atradimą lengvą ir paprastą, tai mes padarėm visą svetainę vizualią. Iš esmės, tu ateini į svetainę ir iš karto matai visą galybę idėjų. Gali pasirinkti kategoriją, reklamos idėjos, dizaino idėjos, interjero idėjos ir taip toliau. Gali searchinti, gali, nežinau, gali palei tai, ką tu laikini, palei tai, ką tu dažniausiai atsidarai, algoritmas tau suggestina idėjas. Ir pagrindinis dalykas, ką mes čia padarėm, tai mes tiesiog įvedėm vieną taisyklę. Kiekviena idėja uploadinta turi būti vizuali. Tai turi būti paveiksliukas arba video. Ir tai viskas. Ir žmonėms visai patiko. Kaip pasakyti, pavyzdžiui, palyginus su RSS-u, tai kiekvieną rytą, jeigu čia yra 8 RSS-o feedai, kaip pasakyti, tai kiekvieną tai visą šitai perskaityti labai pakankamai ilgai užtrunka ir tai yra neefektyvu. Arba tas pats ir Twitter'e irgi yra text-based. Bet, pavyzdžiui, Idea People, jie iš karto čia yra 8 idėjos ir labai paprastai, labai greitai per 3 ar 4 sekundės tu supranti, kas yra apie ką. Ir tiesiog gali paklikinti, pažiūrėti iš arčiau ir taip toliau. Nu, ir didelio iš to dalyko nesistengiu daryti, bet po kol kas idėja veikia ir man pačiam padeda darbe. Ir nežinau, norėčiau pakviesti jūs pasidalinti nebūtinai savo idėjomis, bet idėjomis, kurios jums yra įdomios ir iš kitos pusės atrasti idėjas ir tapti kūrybiškesniems. Dėkui.